Sveiki, taigi su tą pačią maikutę aš atvykau į Mongoliją, 140 valstybė, kur aš keliauju. Ir šiandien iš pat ryto labai tingėjau aš eiti šitą šventiklą, dėl to, kad aš galvojau, kad tai yra budistų šventikla, kaip visos, kaip visur. Tik tai aišku, Mongolija biški skurdesnė ir dėl to jos šventiklos taip atrodo mažiau įspūdingos nei ten Kinijoje arba ten Tailande, bet aš pirmą kartą pamačiau šventikloje tiek daug sekso, tiek daug dievų, kurie mylisi. Ir ne šiaip mylisi. Čia yra statulos, kur matosi dievų kiaušiniai ir penis įkištas į deivės vaginą. Ir tokių skulptūrų yra labai daug. Tai labai įdomu. Dėl to, kad aš, pavyzdžiui, kaip jūs turbūt įsivaizduojat, esu kilęs iš krikščioniškos vis dėlto kultūros, kur nėra įprasta katedroje pavaizduoti Jėzų sekso metu. Ne, katalikų bažnyčia to nedaro. Ir žydų tradicijoje taip pat nėra tradicijos vaizduoti šventuosius, besimylint, kad būtų erekcija ir toksai labai įspūdingas iš tikrųjų penis. Ir vaginų lūpos tokios labai didelės. Šitoj šventikloj įspūdingai. Viduj dėja filmuot negalima. Aš aišku ir filmavau, ir fotografavau, bet su kompu aš taip pat nevaikščiosiu, ten, kur draudžiama filmuot. Tai Instagrame yra ir nuotraukos, ir video, ir Facebook'e turbūt. Instagramą aš labiau mėgstu kelt. Įdomu. Aš bandžiau dabar sužinot, kas čia per dievai, kurie mylisi, ir matos, kad skirtingi dievai mylisi, nes jie skirtingai atrodo. Labai gražiai yra vaizduojamas iš tikrųjų deivių orgazmas. Va čia yra naujoji šventikla, ten yra geros skulptūros. Va šičia yra naujoji šventikla. Geros skulptūros iš tikrųjų man net patiko. Taip. Čia yra vienuolynas. Įdomu sakyti, kad tai yra vienuolynas, nes tai yra vienuolynas. Tik tai tos sekso skulptūros su labai dideliais peniais ir vaginų lūpom iš tikrųjų taip mane nustebina. Tuo ir įdomu keliauti po pasaulį, o ypač po Mongoliją. Keliaukite po Mongoliją, lietuviam nereikia vizų, viskas yra nuostabu. Labai pigi šalis. Aišku, Kinijoje yra vietų pigesnių. Kai kurie sako, kad Mongolija labai primena Sovietų sąjungą. Tai netiesa. Kaip čia pasakius, jūs galite rasti panelinius namus tenai kaip Šeškinėse. Bet šalis yra nuostabi. Aš pažįstu kazachų, kurie man sakė, kad jiem neįdomu važiuoti į Mongoliją, dėl to, kad čia yra Kazachstano tęsinys. Tai nėra Kazachstano tęsinys, tai net nėra Kinijos tęsinys. Nes Kinijoje šventiklose tikrai tiek daug sekso nėra. Ir be to, net jeigu deivė nesimyli, ji visą laiką yra vaizduojama čia nuoga. Tai yra su nuoga krūtinė ir su atidengta vagina. Tas yra įdomu. Dėl to, kad tai yra matos, kad tai yra mongolų kultūros bruožas. Taigi rekomenduoju Mongoliją, netingėkit vaikščiot po jų šventiklas, kaip aš tingėjau šiandien nuo pat ryto. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą